Važiuojam. Sveiki, skautai! Šiandien mūsų žiniose matysite reportažą. Sveiki, skautai! Šiandien stovyklos televizija lankėsi prie Stelmužės ąžuolo ir taip pat klausėsi istorijos apie Emiliją Pliaterytę. Taip pat džiaugiamės, kad... aš neatsimenu. Sveiki, skautai! Šiandien mūsų žiniose matysite reportažą apie Stelmužės ąžuolą ir istoriją apie Emiliją Pliaterytę. Taip pat džiaugiamės, kad galėjome išgirsti brolio Vigio istoriją apie Kernavės tunte egzistavusi Palėpės teatrą. O Palėpės teatras, ar ne? Aš pamiršau. Sveiki, skautai! Šiandieną mūsų žiniose matysite reportažą apie Stelmužės ąžuolą. Taip pat išgirsite istoriją apie Emiliją Pliaterytę. Džiaugiamės, kad galėjome pakalbinti krašto apsaugos ministrą ir paklausti, ar jam patiko skautiška sriuba. Taip pat pamatysite intriguojančios istorijos tęsinį apie Vyčio lazdą ir šūdas. Negaliu, neišeina man. Ir nekantraujam susitikti su kitais broliais ir seserimis. Ir bevažiuodami bla bla bla, nusišnekėjau į stovyklą, dar pafilmuosim. Ką aš turėjau pasakyti, palabuškį, dar kartą. Važiuodami filmuosime savo kelionę ir broliai ir seseris nekantraujam susitikti su jumis. Einant iš proto, akademikai pakeliui, 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 akademikai pakeliui. O šitas. Ai. Dabar nukriskit visi ant žemės. Au! Negaliu trukdyti, dabar šnekės broliai Zibailos vienas kitą mėtys dabar, nes jie buvo už duoną kažkaip atsakingi. Nežinau. Kas nors girdisi? Bet dar nefilmuoja. Filmuoja. Gerai, kol į pažastį nepatrini, tai toli nesigauna. Prašom pauostyti Gilvelio dvasią. Palik ir man, palik ir man! Nerealiai blemba. Bronkas. Jo, kam mes Dar kartą, dar kartą. Kas mes esam? Lopai! Kas buvo? Labai skaniai suvalgiau. O, dar vieną. Dar vieną. Dar galvoju. Dienų žmogus, aš lopas. Nu gerai padarė. Kaip pristatėm parke. Dar palaukit, dar palaukit. Mes esam iš Marijampolės. Jau iš Marijos. Mums nereikia net vaidinti. Marijampolės. Mylis už Marijampolės. Iš Marijos. Išsitraukite kišenės. Arba stovim taip. Galit patylėt, kaukai! Kaukai! Mes jūs jau nufilmavom! Kaukai! Galit patylėt! Au, Sara. Ką mums tėjim, papas? Mes esam visi iš Marijampolės. Padainuosim jums šiandien koncertui dainukę tokią. 1, 2, 3. Sienas klėvas tyliai mojama ranka. Sienas klėvas tyliai mojama ranka. Sienas klėvas tyliai moja, sienas klėvas tyliai moja, sienas klėvas tyliai mojama ranka. A užteks. Tai ką kartuką? Mes sėsiai zimam podėlį. Marijampolė. Marijampolė.
Nes mėgstam. Padainuojam kartu ką. Da kartą padainuosim, gerai? Kartu ką. 3, 14. Sienas lievas tyliai moja man ranka. Sienas lievas tyliai moja man ranka. Sienas lievas tyliai moja, sienas lievas tyliai moja, sienas lievas tyliai moja man ranka. Da galim padainuoti pašvilpau kiberniukę. Gerai, 1, 2, 3. O tu pašvilpau kiberniukę iš Suvalkijos lygumų. Tik tu ir vėjas šitą apmoka. Tyliai pašvilpau po langu. Va. Va taip mes mokam. Vieną klyvą pakartuoju. Nusilinkim ir pamuojam. Išvesk. Vienas Klievas tyliai moja man ranka. Sienas klievas tyliai moja man ranka. Jūs matote nuostabų Priicų pastovyklės vaizdą. Štai čia yra artimui, čia yra Dievui, ten toliau yra tėvyniai. Tėvynė yra pas mus kiečiausia, dėl to, kad tenais yra laipėjimas, tenais yra tinklinio aikštelė ir mes tiesiog negalime gyventi be tėvynės. Ir šiaip, tėvynė yra vienas iš svarbiausių dalykų mūsų pasaulyje. Taigi, ačiū Jums labai uždėmesį, šiandien tuo ir baigsime. Na, tai tiek. Nu nefilmuokit! Oi. Oi. Mam? Ai, normaliai. Ačiū. Kaip tu? Gerai, ne? Stovykloj. Legenda tęsis. Taigi kiek kartų galima kartot? Iki, mam. Iki, ate. Te. Labas, sesės. Štai mūsų vyšnios. Kiek galima? Aš neturiu ką pasakyti. Šiandien lietus pliaupia. Ir workshopai nepavyko, negalima lietaus. Iškirpkit šitą. Spektaklis. Gerai, dabar rimtai. Labą dieną. Kalbiname šiandien video reporterių grupę, kurie šioje stovykloje kuria reportažus ir kiekvieną dieną klaidžioja po stovyklą su video kamera, ieškodami naujų įdomių žmonių. Taigi, laba diena. Labas. Gal galite trumpai papasakoti, koks yra jūsų darbas? Mūsų darbas yra labai smagus, dažniausiai prisijungia mikrofoną prie kameros, kai kalbinam žmonės. Įdomu labai, nes visus įvykius stebime ir nuolat.
Nuolat turime būti dinamiški ir nieko nepraleisti.